Jau pusėtinas laiko galas, kaip aš, tiltas, tysov ant šešupės. Daug žmonių ašarų ir prakaito nuplaukė su vandeniu. Ir daug kojų, kurios mane mindžiojo, jau nebevaikšto žemę. O drūtas buvau tiltas. Dar pamenu, perlėks kareta, aš nejaučiu. Arba pavasaryje. Pompalaikiai sustoja, žiopso ir laukia. Gal ką įdomaus išvysė vandenyje. O jūs žiopliai, manydavau, aš ne toks lepus, kaip atrodo. Dar sugebu jūs išlaikyti. Vieną kart važiavo per mane 2 vežimai. Priešais vienas kitą. Ir pora žydukų iš išgaščių norėjusių pasišalinti nusmuko į upę. Ir nuo to laiko buvo uždrausta greitai per mane važiuoti. Ir pastatė stiebelius su lentutėmis ir lietuviškų užrašų žinginę. Bet stiprus buvau tiltas. Nereikėjo netaisyt manęs. Ir kažin kiek dar būčiau laikęs netaisytas, jei nepaviečio viršininkas Kopeko Liubovas ir inžinierius Nikčemnickis. Jos pamačius, man net koktu pasidarė. Argi iš tikro rengėsi mane taisyti? Pasirodo, iš tikro. O kągi darysi? Kad ir paliegęs, vis dar tarnauju žmonėms ir toliau.